Sveiki visi sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Taip pat kviečiu jūs tapti mano kanalo nariais ir taip mane paremti. O šiandien aš turiu jums paruošti dar vieną mukbangą. Aš vėl be makiažo, su savo pižama ir su ramenu kitu. Ir pagalvojau, kad galėtų vadinti šitą series Mukbang Mondays. Kad ta prasme pirmadieniais vyksta mukbangai, tai Mukbang Mondays. Ir jeigu darysiu mukbangą, stengsiu daryti pirmadienį. O dabar parodysiu jums, kokį rameną aš čia išsiviriau. Tai Shin Ramyun. Ir šitas yra labai populiarus ramenas Korėjai ir ne tik Korėjai. Tai prasme, labai daug gerų atsiliepimų apie šitą rameną. Tai aš nesu nei kartą jo ragavusi. Tai man bus įdomu, koks tas skonis, ar čia aštru, ar neaštru, net nežinau, ko tikėtis. Jo, be to nusideginau šitą pirštuką į puodą netyčia, tai dabar jį skauda, tai reikės kažkom pasitepti. Bet dabar reikia ragauti, nes tikrai labai įdomu, koks skonis viso šito dalyko. Tikiuosi nebus per aštru, tikiuosi, kad bus labai skanu, nes sakau, labai išgirtas šitas ramenas. Tai ragausim ir pažiūrėsim, ką čia turim. Kaip karšta. Karšta ir temperatūros atžvilgiu. Ir aštrumu. Jis tikrai yra aštrus. Dar nežinau, ant kiek aštrus, bet kad aštrus, tai jau žinau. Nežinau, man atrodo, kad nėra aštresnis už buldako rameną, kiek dabar atrodo. Bet nežinau, reikia daugiau paragauti. Bet šiaip labai dar karštam. Tai pasakysiu, lengvai degina burną. Toks labai, kas mėgstat aštriai, tai žinosit, tiesiog labai čilitas jaučiasi skonis, grinai jauti tą aitrėją papriką. Ir jo, tikrai jisai aštrus. Oi, tik sriubos paragavus iš vis aštru. Reikia jau palate cleanserį, kavos turiu. Okay. Čia gausis visas, ne tik mukbangas, čia gausis challenge'as aštrių makaronų, nes gerai aštru. Žinokit, gal buldako aštrumu. Eiktų savo, aš tikrai tikėjausi ne šitų makaronų. Ir čia parašyta ant pagelio. Gourmet spicy. Tai gurmaniškai aštru. Nežinau, man tai čia aštru, ne gurmaniškai aštru. Bet ar skanu? Na, man buldako tie rožiniai skanesni daug, turi tą skanesnį poskonį. Bet šitie irgi skanus, na, bet kaip jį vertino internete, kad čia vienas iš geriausių ramenų, tai nepritarčiau. Kažko man trūksta, kažkokio skonio, kad būtų labai labai skanu, bet nėra blogas. Tik tiek, kad labai degina burną dabar. Šakės. Tikrai nesitikėjau šiandien, kad aštriai valgysiu. Norėjau valgyti, bet negalvojau, kad bus aštriai. O jotus. Wauza. Reikia padaryti trumpą pertraukėlę. Tai per tą pasakysiu, ką nepasakiau praeitam video. Jeigu nematėte, tai kviečiu pasižiūrėti praeitą video mano haulus. Vinteto Sensėjaus ir Gausos. Ir aš visiškai išgaravo man iš galvos, kad aš iš Sensėjaus Latvijai dar vieną dalyką nusipirkau. Tai šitą pižamą 2 dalių. Ir čia tiesiog tokios kelnės juodos su
galais tokiais gražiais ir maikutė su gėlytė. Ir čia yra pižama. Ir aš turėjau tą pižamą pasiimti, nes koks patogumas namuose tiesiog čilinti su tokia pižama. Tai buvo šviesi ir buvo juoda. Tai aš galvojau, juoda, mažiau matysi susitepimai visokie ir panašiai. Tai jo, pasiėmiau juodą, bet dabar gailiuosi, kad nepasiėmiau šviesios irgi, nes jinai kainavo man ta pižama 4,99 €. Abiejos dalis, ta prasme, kartu čia. Tai žiauriai pigiai. Tai galėjau ir šviesę dar pasiimti, bet užteks ir juodos šį kartą. Bet žiauriai patogi pižama. Ne tik miegojimui, bet ir sakau, po namus tiesiog vaikščioti žiauriai gerai. O aš tiesiog kaistu. Gerai, kad aš makiažą neuždėjusi, nes jau būtų turbūt visas nuvarvėjęs su prakaitu, nes muša prakaitas nuo aštraus tokio maisto. Žiauriai aštrus, pačios vienos ribos aš net negaliu valgyti, nes per daug aštru. Gerai, reikia pasiruošti emociškai. Aš dabar galvoju, o gal žmonės, gal aš maišau ramenus, gal čia tas ramenas, kur visi irgi sako, kad labai aštrus. Nežinau, aš žiūriu per YouTube tokią vokietę merginą, bet jinai daro video angliškai, Naomi John vadinas, man atrodo, jos kanalas. Tai jeigu jūs irgi žiūrit, galite pakomentuoti. Tai jinai dažnai daro tos visokius video, kur valgo, visokius korietiškus tos ramenus ir panašiai. Tai man atrodo, aš jos video girdėjau, kad labai skanus tas šin ramen. Atsakau, aš negaliu tai pavadinti, kad čia labai skanu. Skanu, bet per daug aštru ir per mažai skonio kažkokio kito. Nežinau. Bet skaniau negu prieš tai, kur turėjau tą rameną, nes ten man iš vis trūko skonio. O šitam bent yra kažkoks skonis, kad ir aštrus. Gerai, aš dėl jūsų paragausiu dar kartą sultinio, nors žinau, kad žiauriai aštru. Aš čia dėl jūsų stengiuosi. Okay. Spicy kaip reikalas. Kaip žmonės valgo tokį aštrų maistą. Koriečiai kažkaip kitaip yra sustatyti žmonės, nes jie tiesiog valgo turbūt kasdien tokį maistą ir jiems neaštru. Kaip? Dieve, aš visas veidas prakaituoja. Tiesiog man dega burna, gerklė, viskas dega ir šiaip aš mėgstu aštrų maistą, tai nežinau. Yra skirtingi aštrumai. Šitas aštrumas ne man. Čia too much. Reikėjo gal mažiau dėti tos sriubos miltelių ir visą kitą. Bet kai pirmą sykį darai, tai ir nežinai. Tai jo. Ar pirkčiau antrą sykį? Nemanau, geriau pirkčiau tą rožinį buldak. Jo. Gerai, man užteks. Dabar dar daug lieka, bet nebeįmanoma. Aš ateityje noriu paragauti tų rice cakes, kur būna tie tokbokai. Tokbokai vadinas. Tie ryžių, nežinau kaip jos vadinas daugiau. Tai mačiau, kad yra irgi pirkti greitai paruošiamų, bet reikia sakytis internetu. Tai ateityje tikrai bus toks mukbangas, kur irgi mėginsiu pirmą sykį, nes visą laiką norėjau paragauti, bet niekur vis nerandu užsisakyti, tai tikiuosi, kad dar rasiu, užsisakysiu ir padarysiu mukbangą.
Šiaip visokių dalykų gal dar išragausim kartu. Nu, aš ragausiu, jūs žiūrėsit, kaip aš ragauju, bet jo. Šitą vertinu gal kokie 5 iš 10. Per daug aštru. Per daug. Šiaip nėra, kad neskanu, bet per daug aštru. Tai atrodo neįmanoma net valgyti. Dabar visa burna dega, lūpas dega. Visa po prakaitų. Bet ką, užturėjom dar vieną mukbang Monday. Tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, būtinai palaikykit, pasubscribinkit ir paspauskit tą varpelį, kad visat pamatytumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.3 bei TikTok'e gerdaris. O dabar ate, iki kito video.